Sveiki, aš išmaniųjų ekspertas Karolis. Kviečiu kartu pasižiūrėti, kuo įdomus Huawei Ascend Mate 7. Pakuotėje mūsų laukia telefonas, įkroviklis, USB laidas ir ausinės. Paėmus į rankas pirmiausia krinta į akis telefono dydis. Ypač išsiskiria erdvus ekranas, kurio įsižainė net 6 coliai. Įrenginiai su 7 colio ekranu jau vadinami planšetiniais kompiuteriais, taigi Mate 7 nedaug trūksta. Pats telefonas yra mažesnis nei konkurentai, turintis panašaus dydžio ekranus, nes ekrano apvadas yra labai plonas. Pavyzdžiui, Ascend Mate 7 yra beveik tokio pat dydžio kaip Samsung Galaxy Note 4, kurio ekranas yra kiek mažesnis – 5,7 colio. Iš Huawei mažai kas tikėjosi tokios aukštos kokybės telefono. Jeigu uždengtume logotipą, būtų sunku atspėti, kuriam gamintojui priklauso šis flagmanas. Jo korpusas metalinis, tai laikant telefoną rankose suteikia tvirtumo jausmą. Noriu pagirti ir Huawei dizainerių darbą. Telefono dizainas santūrus, neperkrautas įmantriomis formomis, tai jam suteikia solidumo. Ausinės įsijungia viršuje. Kairėje galiu įstatyti microSIM ir microSD atminties korteles. Apačioje randu standartinę microUSB jungtį. Huawei kiek neįprastai, ne kairėje, bet dešinėje pusėje įtaisė garso reguliavimo mygtukus. Prie tokio sprendimo reikia laiko priprasti. Įjungimo mygtukas įmontuotas kiek žemiau neįprasta, todėl laikant telefoną ir viena ranka nesunku jį pasiekti. Be abejonės didžiausias Ascend Mate 7 privalumas – jau minėtas net 6 colio ekranas. Ekranas yra ryškus, be iškraipimų atkuria spalvas. Spalvų šiltumą galite pasireguliuoti, bet mano akimis ir automatiškai parinktas yra puikus. Ekrane vaizdas gerai matomas, ne tik žiūrint į jį įvairiais kampais, bet ir saulės šviesoje. Kokybiškas ekranas ir solidus korpusas yra neabejotini Ascend Mate 7 privalumai. Baterija yra 4100 mAh talpos. Tokio dydžio baterija gali pasigirti toli gražu ne kiekvienas planšetinis kompiuteris. Tačiau didelis ir ryškus ekranas naudoja nemažai energijos. Todėl žiūrint filmus ar žaidžiant, baterija išsikrauna greičiau nei norisi. Aktyviai naudojantis baterija išlaikys maždaug 1 dieną. Ascend Mate 7 turi išmanųjį ir ultra baterijos taupimo režimus, kurie padeda pailginti baterijos išlaikymą. Tiesa, jie netokie efektyvūs kaip norėtųsi. Be to, nuolatiniai perspėjimai ir siūlymai išjungti kurią nors programėlę ir neleisti įveikti foniniu režimu labai erzina. Galite sulaukti net pasiūlymo išjungti kai kurias operacinės sistemos Android funkcijas. Ascend Mate 7 turi net 8 branduolių procesorių, todėl įrenginys veikia tikrai sklandžiai. Pagal daugumos testų rezultatus patenka tarp 10 galingiausių pasaulio telefonų. Galingas procesorius ir didelis ekranas teikia didelį malonumą naršant internete, socialiniuose tinkluose ar žaidžiant žaidimus. Šio išmanio savininkui prieinama kiek daugiau nei 10 GB laisvos vietos. Tiek pakaks įprastam vartojimui. Jeigu jūsų poreikiai didesni, galite pasitelkti microSD atminties kortelę. Huawei pasiryžo operacinės sistemos Android valdymą padaryti kiek intuityvesniu. Nemažai idėjų pasiskolinti iš operacinės sistemos iOS. Pavyzdžiui, ir užrakintame ekrane galiu greitai pasiekti dažniau naudojamas funkcijas perbraukęs pirštu nuo ekrano pačios. Taip pat galiu pasiekti ir pranešimų juostą. Man patiko, kad visi pranešimai surikiuoti pagal jų laiką. Manau, Huawei suklydo panaikindami meniu funkciją. Visos įsirašytų programėlių piktogramos rodomos iš karto, ant darbalaukio. Todėl sunkiau susitvarkyti pagrindinio lango vaizdą, sudėtingiau ir surasti reikiamą programėlę. Be to, apkrovos programėlėmis darbalaukį lėtėja telefono veikimas. Merginoms turėtų patikti veidrodėlio funkcija. Ji pasiekiama greitai ir paprastai, o didelis ekranas užtikrina, kad vaizdo tikrai tilps daug. Galima pasididinti norimą vietą arba sustabdyti norimą akimirką. Veidrodėlis turi ir šarmo. Piršto atspaudų jutiklis įmontuotas galinėje nugarėlėje. Tai tikrai patogu. Kad veiktų, jį pakanka tik priliesti, nereikia perbraukti. Tai vienas tiksliausiai veikiančių piršto atspaudų jutiklių. Kitas naudingas jo išskirtinumas – interneto greitis. Tai pirmasis telefonas palaikantis 4G+ ryšį. Kameros negalėčiau pavadinti geriausia, jei kiek trūksta spalvų sodrumo, bet smagiausias akimirkas įamžinti jį gali puikiai. Nuotraukų kokybė nėra prasta, kamera turi visas pagrindinės funkcijas, o jų valdymas labai jau primena Apple konkurento. Pamačius smagų vaizdą, tai reikia 2 kartus pustelti tildymo mygtuką ir kamera greitai jį nufotografuos. Tiesa, tai bus atlikta be kruopštaus sufokusavimo. Manau, kad kartais geriau turėti ne tokią ryškią nuotrauką, nei jokios. Mano išvada. Išleisdami Ascend Mate 7 modelį, Huawei įžengė į aukščiausios klasės išmaniųjų rinką. Jį rekomenduočiau norintiems telefono su dideliu ekranu, kurį būtų galima valdyti lengvai ir intuityviai.